Sprendimai priimta, programa nebus spausdinama. Kokių idėjų pagal VRK visuomenė neturi žinoti. Aš manau, kad sudaromos visos sąlygos tam, kad neišeitų nepatinkantis kandidatai, bandant jiems nurodinėti, kaip jie turėtų sudarinėti programas. Iš kur jūs galit išgirsti tokią nesąmonę, kad VRK demokratinėje valstybėje nurodytų prezidentui, kad jis privalo daryti tokią programą, kokia yra šiandien politinė linija. Wow! Sakysim vėlgi, ar tai vyksta kova ar ne. Man atrodo, tai čia yra tiesiog šaudimas į vienus vartus ir akivaizdus demonstravimas to, kad mes valdžia, mes esam stiprus ir mes ką norėsim, tą darysim. Jau vien pasižiūrėti tai LRTK komisijoje, kai aš buvau, toks pasipūtimas, tokios tuštybės aš dar gyvenime esu nematęs, kad jie sėdi, kaip būtų Romos imperija, greičiausiai dėl to ir žlugo, kad antiek pasipūtė, kad jie galvoja, kad jie viską gali, viskas yra jų ir kitokių minčių netgi nėra. Čia tokie pas mus kova vyksta ir tokia rinkiminė sistemukė. Tai kas vyksta, kai vyriausioji rinkimų komisija svarsto, šiuo atveju Eduardą Vaitkų svarstė, kas jo programoje gerai, kas negerai. Be jokių tenai kažkokių, kaip teisingai Eduardas pastebėjo, kad pirštų baksteltų, parodytų kažkokį įstatymą, kuris ten galbūt kažkam žada galvą nukirsti ar dar kažkokį veiksmą smurtinį padaryti. Nieko panašaus. Tiesiog komisija, kuri visiškai neturėtų lysti į turinį, jinai dėja sprendžia štai tokius dalykus. VRK stabdo ir blokuoja Eduardą Vaitkų, neleisdami jam paskelbti programos. Tai yra jo programos, kurioje jiem tai neįtinka vienas ar kitas žodis, pakeičia Eduardas Vaitkus, bet jiem vis tiek neįtinka, Ukrainos negali būti, NATO jie ten bijo, kada Eduardas Vaitkus atrodo, kalba faktų kalba. Faktų kalba ir jie tų faktų nenori girdėti, nes jie yra nepatogus landsberginiai sistemai ir šita programa, aš jo daug kartų perskaičiau, jinai tiesiog yra raktas į žmogaus atzombinimą, taip sakykime. Tie žmonės, kurie yra užzombinti, šita programa tai yra tokia labai trumpa programėlė, kurią žmogus perskaitęs, jis gali pradėti mąstyti, susimastyti ir jam gali visiškai pasikeisti pasaulėžiūrą. Nes ten yra faktų kalba ir vertybinė kalba ir visa kita. Ir šitą programą jie tiesiog blokuoja. Ir kodėl jie blokuoja? Kodėl jie blokuoja? Atrodo, čia rinkimai, kažkur tai bus ten plakatai pakabinti ir ten prie kiekvieno kandidato bus kažkokia programa, kad atėjo žmogus galėtų ten perskaityti. Atrodo, nieko čia labai ypatingo nėra. Tada, jeigu jie ten neleidžia, paimam mes ten išplatinam, Eduardas tą programą naudot galės, tik tai nebus VRK oficialiuose svetainėse, kaip supratau. Ir tuose plakatuose, bet pasirodo, kad ne. Yra VRK planuojamas išleisti leidinys, tas rinkiminis, kad žmonės galėtų susipažinti su visais kandidatais ir tame leidiny bus būtent tos programos, o leidinio tiražas yra virš 1 milijono. Tai įsivaizduojate, 1 milijono tiražo leidinys, kuriame atsirastų Eduardo Vaitkaus programa, tai yra grėsmė. Tai yra landsberginio visos šitos šaikos režimui, tai yra grėsmė. Tai šiuo metu logika vadovautis neverta. Dabar reikia tiesiog padaryti, kad jisai nepraeitų. Jeigu jis nepraeis, klausimas uždarytas, tada teiskitės kiek norit ir čia jūsų demokratinė teisė. Jeigu praeis, čia truputėlį žaidimo taisyklės keičiasi, nes patenka į tą lauką, jau niekur neding žmogus, kuris kalba tai, ką negalima kalbėti. Ir čia štai vienas komentaras yra. Negalima, o neleidžiama. Neleidžiama, taip. Ir tokioje situacijoje, jeigu kiti pretendentai galbūt jie ir taps kandidatais, matyt, kai kurie. Jeigu jie mano, kad mes norime prezidento, kuris atsisėdės palukuriuos krūmuose ir po to sakys, dabar aš, kai jau mane išrinksit, tai aš tada pradėsiu veikti. Tokie asmenys jie yra arba sisteminiai sraigteliai, nes jie neparodo savo principinės pozicijos, kad jie tikrai ruošiasi atstovauti tautą, o ne konjunktūrinę Lietuvą užvaldžiusią sistemą. Aš nemačiau
VRK siūlomam sprendime nei vieno teisės akto, jos straipsnio numerio paragrafo, kurį aš būčiau pažeidęs. Nei vieno konstitucijos paragrafo, kurį aš būčiau pažeidęs. Jūsų nuomonė pažeidęs. Yra neapibrėžti terminai, kad kažkas kažkur kažką pažeidė. Ir aš čia matau akivaizdžiai kai kurių arba komisijos narių politinės nuostatas ir asmeninės preferencijas, asmeninius nusiteikimus, kurie yra pateikiami kaip įstatymas, kaip teisės aktas. Tai yra akivaizdu man, nes tai tęsiasi jau per kelis jūsų susirinkimus, svarstymus. Apie tai, kaip dirba jūsų teisinė sistema, labai gerai iliustruoja tas faktas, kad išbraukus, aš buvau pažadėjęs vieną Ukrainos paminėjimą išbraukti. Kadangi mano buvo frazė teiginys ir kad šiame kontekste Lietuvos prezidentas bučiuoja Ukrainos vėliavą, Lietuvos valdžiai leidžiant Ukrainos piliečiams nesilaikyti įstatymų. Aš suvokiu ir suprantu, kad žurnalistui, kuris yra deleguotas pas jūs Lietuvos prezidento, šitokia frazė asmeniškai nepatinka. Bet jo asmeninė nuomonė tai nėra įstatymas. Šiuo atveju, atsižvelgdamas į tai, kad kai kas sako ir nori, kad pozityvią diskriminaciją mes Lietuvoje paliktumėm. Nors Lietuvos konstitucija draudžia diskriminaciją. Tiek pozityvę, tiek nepozityvę, tiek negatyvę. Tai užtat aš, netgi daugiau padarydamas, negu buvo iš manęs prašoma, išbraukiau iš vis Ukrainos paminėjimo. Nepaisant išbrauktos Ukrainos paminėjimą, kažkam iš ruošiančių dokumentus Ukrainos dvasia toliau vaidenasi ir kaltina, kad Vaitkus siekia paniekinti Ukrainos piliečius. Aš šitą susakiau kaip argumentą ir motyvą to, kad jokio teisinio dokumento, jokio teisinio įrodymo, kad kažkas mano programoje netinkama pagal Lietuvos teisės aktus, jūs nepateikėte ir jau 3 kartą berods svarstote mano programą, kuri buvo jums pateikta ir 20 dienų jinai buvo tinkama. 21 dieną jūs nusprendėt, kad jinai netinkama, ta 21 diena buvo 65 dienos iki rinkimų. Jūs savo pacituosiu, vasario 6 dienos sprendime numeris 14, punktas 21 parašėte. Jeigu yra trūkumų, o gali būti trūkumų, jeigu yra trūkumų, tai nedelsiant VRK informuoja, praneša apie tai ir nustato ne vėlesnį negu 65 dienos iki rinkimų terminą trūkumams pašalinti. Trūkumų nebuvo, bet paskui atsirado nuomonės ir nuomonės pakeičiamos įstatymu. Jos nuomonė prilyginama įstatymui ir ją privalu VRK nuomonę vykdyti. Todėl mano nuomonė, tokia VRK yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Tokia VRK veika sukelia ir akivaizdžiai demonstruoja, kad Lietuvos prezidento rinkimai yra nedemokratiniai, nelygus ir ne pagal Lietuvos įstatymus. Manau, šitą paviešinti būtina ir šitą apsvarstyti įvairiose diskusijose, nustatyti, kaip tai vyko, kodėl taip vyko, kas už tai atsakingas, manau, yra labai svarbu dėl visos Lietuvos demokratinės ateities. Aš kol kas matydamas tai, kas vyksta, paremiau tik tai vieną asmenį, tai Eduardą Vaitkų. Todėl, kad tai vienintelis žmogus, kuriam sisteminė žiniasklaida praktiškai nesuteikia jokios galimybės pasisakyti, skirtingai nuo visų kitų, kurį vienintelį atakuoja VRK ir kuris vienintelis išdrįsta
teisėtai naudotis savo teisėmis, ginti teises ir tuo pačiu mus. Tai komentaras toks prie šios dienos transliacijos. Linksmai gyvename, rusiškai keiktis yra leidžiama, o vartoti žodį išdavikai draudžiama. Žmogus pastebėjo iš tikrųjų, kodėl taip yra. Nėra vadovų, yra administratoriai, yra komandų vykdytojai. Ta pati vyriausia rinkimų komisija yra komandų vykdytoja, nes bet koks blaiviai, logiškai mąstantis žmogus, jis negalėtų priimti tokių sprendimų, kokį vakar priėmė vyriausia rinkimų komisija. Nereikia aukšto mokslo baigti, kad suvokti absurdiškumą, kokį demonstruoja vyriausia rinkimų komisija. Tai vienas iš absurdiškumo elementų yra tame, kad jeigu tariamai mano programa prieštarauja kažkokiem teisės aktam, tai reikia nurodyti tuos teisės aktus ir pasakyti, kokią frazę, koks žodis prieštarauja. Bet šito nėra padaroma, nes mano programa niekam neprieštarauja, tačiau yra politinis užsakymas. Ir tą politinį užsakymą vyriausia rinkimų komisija vykdo. Taigi, man išsakomi abstraktus kaltinimai, nepasakant konkrečiai, kuo aš kaltas. Mano programa kuo kalta. Sakoma abstrakčiai, kad Vaitkus ketina, teigia, kad nereikia laikytis tarptautinių Lietuvos įsipareigojimų, tame tarpe ir dėl NATO. Visi tarptautiniai įsipareigojimai, pavyzdžiui, konkrečiai dėl NATO, gali būti atšaukti ir tai yra Lietuvos valstybinės valdžios arba Lietuvos žmonių sprendimo pasekoje veiksmas, kuris gali būti įvykdytas. Kas nežino, tai priminsiu. Lietuva yra NATO narė, nes tai buvo Lietuvos valdžios sprendimas. Jeigu valdžios sprendimas pasikeistų, tai per 12 mėnesių, išlaikant visas juridinės formuluotės, per 12 mėnesių Lietuva gali išstoti iš NATO. Tačiau vyriausia rinkimų komisija sako kategoriškai ir griežtai, net užsiminti, kad Lietuva turi teisę išstoti, šiuo atveju iš NATO, net užsiminti apie tai negalima, o jeigu tu užsimeni, tai tu nusižengi įstatymams, bet kokiems nepasakyta. Tai pirmas priekaištas, kurį į miltus sudirbo ir pasakė, kad jisai yra neteisėtas ir negali būti naudojamas, viena vyriausios rinkimų komisijos narė, kuri yra teisininkė pagal specialybę. Aš didelėje dalyje su jūsų argumentais iš tiesų sutinku. Ir esu tam, kad nieko nepraleisčiau, iš tiesų tiesiog vakar visą dieną dėliojausi argumentus ir noriu tiesiog ir tiek kolegas supažindint, kaip aš šitą situaciją matau. Mano vertinimu, ši diskusija nėra apie mūsų kiekvieno įsitikinimus ar diskusija, kurioje diskutuojame kaip rinkėjai. Tai yra diskusija, kurioje turime vadovautis ne savo įsitikinimais ar tuo, kaip mūsų asmeninių vertinimų turėtų atrodyti kandidatų į prezidento rinkimus programa turinio prasme. Manau, kad diskusija ir argumentai turi būti tik teisiniai ir argumentuoti grindžiant tik teisės normomis, bet ne prezumpcija ar prielaidom. Tik teisiniai motyvai pagal viešo administravimo įstatymą VRK sprendimą daro teisėtų. Nuomonės ir prezumpcijas nėra teisinė, o labiau politologinė diskusija. Taip kaip aš matau ją dabar šiek tiek irgi krypstant į politologinę diskusiją. Rinkėjo teisė būti informuotam, kam jis atiduoda savo balsą ir kokią valstybės viziją mato kiekvienas iš kandidatų. Mano vertinimu VRK tai yra viena svarbiausių vertybių ir aš manau, kad būtent tai mes čia esam susirinkę ir esame paskirti ginti. VRK pagal įstatymą turi prievolę informuoti rinkėjus apie kandidatų rinkimų programas ir kaip jūs labai gerai žinote, jinai tą darys 1 milijonų vienetų informacinių leidinių su kandidatų pateiktomis programomis, už kurių turinį jie patys atsako. Taip pat šiandien kalbame ir apie asmens teisę turėti įsitikinimus ir juos laisvai skleisti. Konstitucinė žmogaus teisė ginama Lietuvos prisimtų tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisų srityje ir viena esminių vakarų demokratijos ginamų žmogaus teisų. Taigi diskusijoje šiandien kalbama apie saviraiškos laisvę ir bendrosios teisės į laisvus rinkimus pusiausvyrą, rinkėjo teisę gauti